Tai dabar turime logaritmų prastinimo uždavinį, gan įdomus toksai, taigi galim pradėti. Jei m yra logaritmas pagrindu b ir logaritmas pagrindu b nuo a, padalinta iš logaritmas pagrindu b nuo a, tai reikia apskaičiuoti, kam bus a pakeltas būtent visu šituo dideliu laipsniu. Tai ką pirmą padaryti, reikia pastebėti, kad laipsnėje, jeigu turime dalybą logaritmą su to pačia pagrindu, su to pačia baze, galime pritaikyti logaritmo bazės keitimo taisyklę. Taigi, jeigu turime, sekundėlę, aš susižymėsiu spalvomis, taigi turime bazę sutampanti, tai jeigu bazė sutampanti, mes galime persimesti viską prie vieno logaritmo. Taigi dabar prastinusi m, tai m bus lygu tiesiog logaritmas. Tai pasižiūrim, kokią naują bazę. Tai nauja bazė bus reiškinys, kuris yra vardiklėje logaritmo vardiklė. Taigi logaritmo vardiklėje turim a, tai bus mūsų nauja bazė a. O dabar kas bus pačiame logaritme? Tai logaritme turi būti tai, kas buvo prieš tai buvusiam skaitiklį. Tai skaitiklėje buvo logaritmas pagrindu b nuo a. Tai logaritmas sekundėlę pastaisysiu, logaritmas pagrindu b nuo a. Tai šiek tiek persitvarkę laipsnį, galime tuo laipsniu dabar bandyti kelti a. Taigi a pakelta m-tuoju bus tas pats, kas a pakelta logaritmu pagrindu a. Ir dar logaritme turime logaritmas b nuo a. Dabar žiūrim, kokią kitą taisyklę galime pritaikyti. Visą laiką turėtų būti viena iš šių taisyklių. Taigi žiūrime, kur čia dabar radau. Taip. Jeigu turime bazę, tai dabar šitą taisyklę, jeigu turime bazę pakelta kažkokius tai logaritmų su ta pačia baze, tai ką mes galime imti? Tiesiog imti tai, kas buvo logaritmo viduje. Tai lygiai tą patį turime bazę, pakeltą logaritmų su ta pačia bazė, tai mūsų atsakymas tiesiog turi būti lygu logaritmas pagrindu b nuo a. Čia mūsų galtinis suprastintas reiškinys. Tačiau pasižiūrėję į uždavinio atsakymus, nerandame to, kad čia tikrai greičiausiai bus įsivėlusi spausdinimo klaida. Dabar kaip galime sustikrinti, ar tikrai mūsų atsakymas teisingas, tai tiesiog susigalvoti, įsistatyti skaičius. Tai dažniausiai rekomenduočiau imti skaičius kaip 2 ir 16. Tai pavyzdžiui, jeigu paimsiu bazę kaip 2, a kaip 16 ir tiesiog pabandau apsiskaičiuoti visą tą reiškinį tiesiog susitikrinant. Taigi turime, kur tas mūsų, jeigu įsistatom vietoj a 16, pakelta visų tų laipsnių m, tai m bus logaritmas pagrindu 2, dar tam logaritme bus tas pats logaritmas pagrindu 2 nuo 16 ir padalinta iš logaritmo pagrindu 2 16. Taip. Dabar pabandom išsiprastinti, kiek eina. Tai logaritmas pagrindu 2 16 yra 4. Tada turime, kad logaritmas pagrindu 2 nuo 4 bus 2. Pasirašysiu lygiai tą patį 16, aš galiu persirašyti.
ir dabar tiesiog suskaičiavęs logaritmus skaitiklyje gaunu 2, vartiklyje gaunu kokį laipsnį reikia kelti dvejetą, kad gauti 16, tai ketvirtoji. Taip, ir suprastinę gauname, kad 16 viena antroji, kas lygiai tas pats, kas šaknis iš 16 lygu 4. Ir pabandom sustikrinti lygiai tos pačius skaičius, ar gauname tą patį. Tai logaritmas pagrindu 2 16 gauname lygiai tą patį 4. Tai šis atsakymas tikrai yra teisingas. Klaida, greičiausiai spausdinimo klaida turėtų būti atsakyme. Tai tiek.